Šiaulių pietinis yra mano rajonas. Aš čia užaugau. Pietinis biški laukinis, biški panašus į kitus miegamosius rajonus. Bet man pietinis yra savas. Tai eisime pasivaikščiosim šiandien po tuos mitais ir legendom apipintus pietinę kiemus. Susitiksime su vietiniais veikėjais ir ne tik. O gal jūs jau ir negrinais priema? Gerais darbais. Nu, palikit. Nu, paliksiu už 5. Labas. Sveiks. Nu, ką tu? Nu ką tu, aš tai va, braškę turiu, ką tu? Iš bazarą. Sekmadienį rytą. Iš turgiuką. Po kiek čia, nu kovėjai tas braškės? Ojau, labai kovojau. Man atrodo, kai aplinkui daug tamsos, tada noris kažkaip priešintis ir rodyti tą šviesą kažkokią, tą gerus dalykus, kažkokią kūrybą. Todėl ir paaišėjai ant tų sienų, ne? Šaudyti tą šviesą ant tų sienų. Gal ko tu grojai? Teisingai. Kažką norėjai... Kažką gražaus. Gražus. Nu, pasislėpęs, o į lauką išėjęs, jau tada vilniai, jau tada vėl įsitempęs būni. Grįžti, atsipalaiduoji, gali kažką daryti. Teisingai. Spalvinom tą rajoną, kaip kiekvienas supratoma, ne? Visa tragedija tame, kad ne žmogus rinkosi, čia buvo išeitis ir aš dabar nemokėčiau vertinti, nes aš pirmą negyvenu jau dabar. Aš gyvenau ne šitam rajone, bet Lieporių gyvenau rajone, tipiniam bute ir pragyvenau 20 su viršum metų. 1000 smulkmenų. Viską, ką norėjai, galėjai nusipirkti kioskę, karoče. Į muilą, į šampūną. Na tai ar pietinis kažkuo išskirtinis? Tokį galima būtų užduoti klausimą. Ir, šiaip didžiuosiuose miestuose beveik visi didieji miestai turi kažką tokį rajoną kaip pietinis. Ir galbūt apie jį kalbant pirmą minima ne architektūra, bet reputacija. Ne? Kažkas tokio pavojingo, gal ne visai tokio prestižinio. Ir galim klausti, ar kalta architektūra, ar dėl to kalta architektūra. Tikrai va šitie rajonai yra tie socialiniai kondensatoriai, sakykime. Ar dėl to, kad labai žmonės tankiai gyvena, ar dėl to, kad jie yra iš labai skirtingų socialinių patirčių ir sugrūsti į vieną. Ne, nes sovietinėje sistemoje, jie nesirinko, kur gyventi. Mes neturim segregacijos, kad čia turtuolių rajonai, čia mokslininkų rajonai, o čia darbininkų rajonai. Visi gyvena tame pietinėme. Ir jeigu kalbam apie 70 000 žmonių, tai negali būti jie visi, ar ne, tokie blogos reputacijos getas. Žinai, yra tas posakis. Žmogų iš pietinę gali išvaryti, bet pietinė iš žmogaus neišvarysi. O žiedama į mus. Tu išvarysi tą. Tu išvarysi tą pietinį iš to žmogaus. Girdė, užsiparkuojam prie smūgį. Smūgis tai būdavo, karoče, legenda. Bet čia, aš tai asmeniškai tik geras istorijas esu girdėjęs, aš čia nevarydavau. Man atrodo, buvo vienas architektas, kuris čia viską darė visoje Tarybų Sąjungoje. Taip. Tokia vyrauja vis tiek tokia visuomenės nuomonė, ar ne, kad visi gyvenamieji rajonai yra labai vienodi. Bet jie nėra vienodi ir aš disertacijų tą ir atradau iš tikrųjų, kad jie skiriasi per tokius kažkokius galbūt ir niuansus, kai kam atrodys, bet iš principo jie visi yra skirtingi. Nuo urbanistinės struktūros, nes pastatai išdėlioti, truputėlį visur kitaip. Kitas dalykas yra būtent aukštybiniai gyvenamieji pastatai, kurie dažniausiai žymi ten visuomeninių centrų vietas ar ten kažkokių svarbių gatvių vietas. Ir iš tikrųjų per tuos elementus rajonai tampa kažkokie išskirtiniai, vadinkim, kiekvienas išskirtinis.